Pacientai dažnai galvoja, kad protezai yra tik plokštelės, kurias nešioja senjorai. Tačiau dantų protezai jau seniai tikrai nėra tik plokštelės ir dantų vainikėliai. Jau daug metų turime pažangesnius metodus, kaip atstatyti netektus dantis. Tikrai nebereikia bijoti, kad anūkai paslėps stiklinę su jūsų protezu ir atsikėlus iš ryto teks būti be dantų. Bedančiams pacientams galime pasiūlyti šiuolaikinius, kartu jau laiko patikrintus, neišimamus hibridinius protezus, kuomet viso žandikaulio dantys atstatomi ant 4 ar 6 implantų. Tokių protezų pagrindinis privalumas, kad jų nereikia išsiimti nakties metu. Jų valymas ir priežiūra nedaug skiriasi nuo įprastų dantų, o kramtymo efektyvumas siekia 100% nuo savų dantų kramtymo efektyvumo. Todėl drąsiai galėsite valgyti visą maistą. Na, o išimamų protezų kramtymo efektyvumas tai yra 25% ir dalies maisto sukramtyti tiesiog nepavyks. Bet protezavimas toli gražu nėra vien bedančių pacientų ar senjorų reikalas. Daugelis pacientų, kuriems gali reikėti dantų protezavimo, yra 20–30 metų amžiaus. Šiuolaikiniai dantų protezai gaminami iš stiklo keramikos arba cirkonio oksido. Jie yra maksimaliai estetiški, tvirti ir, labai svarbu paminėti, pasižymi geru biologiniu suderinamumu. Prie tokių protezų rečiau formuojasi dantenų kišenės, nemėlynuoja dantenos. Protezams priskiriami ir užklotai, ir laminatės, ir visiems turbūt gerai pažįstami vainikėliai. Protezavimas užklotais ir laminatėmis yra minimaliai invazyvus. Preparuojant tausojami danties audiniai. Tokie protezai yra ypatingai maži ir ypatingai preciziški. Jie labai stipriai prisiklijuoja prie danties ir yra ilgaamžiai. Ne veltui protezavimas šiais protezais vadinamas mikroprotezavimu. O kad maksimaliai gerai matytų visas smulkias detalės, gydytojai dažnai naudoja iki 10 kartų vaizdą didinančius akinius ar net mikroskopą. Protezavimas rekomenduojamas pirmiausia tiems dantims, kurie yra negyvi, kuriems buvo atliktas endodontinis gydymas arba, paprastai tariant, ištrauktas nervas. Tokie dantys yra keletą kartų trapesni, jie dažniau lūžta ar skyla ir tuomet tenka dantį šalinti. Kad taip nenutiktų, dantis protezuojame. Taip prailginamas jūsų nuosavo danties tarnavimo laikas. Užklotas dengia danties kramtomąjį paviršių, neturi aiškios apibrėžtos formos, todėl preparuojame tausodami danties audinius. Užklotais atstatomi galiniai dantys, kuriais kramtome. Verta paminėti, kad likęs danties audinių kiekis ne visuomet yra pakankamas protezavimui užklotų. Tokiu atveju protezuojame danties vainikėliu, kuris pilnai dengia visas danties sieneles. Netekus nuosavų dantų, vainikėliais taip pat galima protezuoti ant implantų. Protezuojant ant implantų neliečiame šalia esančių nuosavų dantų. Jų nereikia šlifuoti, skirtingai nei gaminant tiltinius protezus. Ilgalaikė implantų prognozė yra geresnė nei ant dantų pagamintų tiltinių protezų, nes kramtymo metu nesukuriamas okliuzinis perkryvis atraminiams dantims. Nepriklausomai nuo rūšies, visi šiuolaikiniai protezai yra tvirti, atrodo maksimaliai natūraliai ir estetiškai. Na, o tiems pacientams, kurie yra nepatenkinti savo šypseną, kurie turi nusidėvėjusius ar patamsėjusius priekinius dantis, galbūt yra nepatenkinti savo dantų formą, rekomenduojame estetinį protezavimą stiklo keramikos laminatėmis. Stiklo keramikos laminatės, kaip minėjau, yra dar viena protezų rūšis, priskiriama išskirtinai estetiniam mikroprotezavimui. Protezuojant laminatėmis, skirtingai nei atliekant estetinį plombavimą, atstatomas pirminis danties tvirtumas, nes laminatė tiksliau atkartoja nuosavo danties emalio savybės. Taip pat, protezuojant laminatėmis dantį šlifuoti reikia mažiau nei atliekant estetinį plombavimą, o kartais, esant tinkamai situacijai, suprotezuoti pavyksta visai nešlifavus danties, nes laminatės dengia tik priekinį danties paviršių. Laminatės yra ilgaamžiškesnės, nekeičia spalvos, jų nereikia periodiškai poliruoti. Protezuojant laminatėmis galima pagerinti ir visos šypsenos estetiką. Galima pasiekti ypatingai natūralių rezultatų, kuomet protezuotus dantis sunku atskirti nuo nuosavų net profesionaliai akiai.
Po protezavimo laminatėmis galima turėti ir vadinamąją holivudinę šypseną, ypatingai baltus dantis. Galbūt jūs jau seniai apie tai svajojate? Verta paminėti, kad dantų protezų estetika, natūralumas ir tikslumas, o kartu ir jūsų vizitų skaičius labai priklauso nuo dantų technikų laboratorijos, kuri gamina šiuos protezus. Todėl dirbu tik su pačiomis geriausiomis dantų technikų laboratorijomis, kurios savo darbui taiko tokius pačius aukštus standartus kaip ir aš. Jeigu galvojate, kad jums gali reikėti dantų protezavimo, kviečiu užsukti konsultacijai.